girdit? Man atrodo, atėjo altcoin season. O, dieve. Žodžiu, šituos setupų pasidalinom diskusijų grupiai, ėmėtų porą screenshotų. Dar prieš tai Moodeng irgi pasidalinau, tai šitą tradą paėmė ir mūsų nariai, kurie spėjo, kurie nespėjo, bet šitokių tradų dar bus labai daug tiek mūsų signalų grupiai, tiek diskusijų grupiai, tiek galit patys į tokius tradus eiti, kai pas mūsų išmokstat techninės analizės. Tai vat. Nėra ką daugiau kalbėti, turim nerealų breakoutą, turim nerealius rezultatus, targetai sužymėti, ta prasme mes galim gauti pullbacką kažkokį, tai faktas, kad galim gauti. Bet čia yra viskas, turim ant visiško breakouto mes pataikėm. Ta prasme, nieko daryti nereikia, stop lossas į entry, targetus susižymėm ir tikrai mes eisim for all time high. Į šitą, bent jau praėjusi, tai tikrai gal gausim naują, tai čia aš neturiu komentarų, kokie rezultatai gali būti. Tai va. Tai dabar taip. Turim štai tokius gražius rezultatus. Vienintelis dalykas, kas tikrai mane gali neramint, tai kažkokį didesnį stop loss į entry perkelsim. Tai truputėlį išeisim dabar iš Lux, įeisim į Bitcoiną. Tai ar galim gauti kažkokį didesnį Bitcoino korekciją, kuri nebūtinai gali būti mums bloga, gali būti dar geresnė, nes dominance chartas po truputėlį keičiasi ir galim gauti daugiau, kad pinigų pereina į altcoinus, ką reiškia dar didesnį, gražesnį altcoin season, nors aš oficialiai jau skelbiu, kad yra altcoin season. Tai va, tai šiandien toks trumpas update'as, neturiu komentarų, jeigu norite, prasme, tokius tradus gauti, užsukite į mūsų telegramą, tenai rasti visą informaciją apie mūsų narystės, kokias paslaugas teikiam ir galėsite dar kartu ir pakalbėti su mumis, kaip galite ir jūs iš šito bullruno brūkšnelis jau dabar altcoin seasoną uždirbti ir susikurti, jei ne pagrindinį pajamų šaltinį, tai papildomą, tai jau tikrai.